Sveiki, projektas Mąstyk garsiai tęsia savo veiklą ir šiandieną noriu pakalbėti apie tai, kad labai klaidinga manyti, kad negerbdamas ar niekindamas savo priešą, tu tampi už jį stipresnis. Nuvertindamas oponentą ar tiesiog iškilusią problemą, tu iš esmės nuvertini pačią situaciją, kurioje pats ir dalyvauji. Ir taip prarandi galimybę tinkamai pasiruošti ir reaguoti. Priešas, kurio tu negerbi, niekur neišnyksta, jis tampa tik mažiau matomas tavo paties akise. Pagarba priešininkų nėra silpnumas ar pasidavimas, tai tiesiog tikslus realybės pripažinimas, leidžiantis išlikti budriam, matyti tikrą pavojų ir reaguoti į jį adekvačiai. Tik įvertinęs kitą pusę tokią, kokia ji iš tikrųjų yra, atveri savo akis ir apsisaugai nuo skaudžių klaidų. Brandus žmogus niekada nemenkina varžovo, o naudoja jo stiprumą kaip matą savo paties pasiruošimui. Na, o dabar pamastymai. Ar šiandieną matote tikrai iššūkio dydį, ar slepiatės už iliuzinio pranašumo jausmo? Šiandieną tiek, noriu daugiau ir giliau, prisijung prie mano Facebook kanalo Prigimties kodas.